Šiandieną skaitysime iš Apaštalų darbai knygos skyriaus 2 eilučių nuo 1 iki 12. Ir pavadinsime šitą mūsų skyrių Dievas savo tautą pakvietė ne tik laukti, jis pakvietė ją priimti galią. Ir ta galia mums prieinama iki šiol. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė, tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję, nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė kupini šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų, dievobaimingų vyrų iš visų tautų po dangumi. Išgirdę triukšmą, susirinko didžiulė minia. Visi buvo labai nustebę, nes kiekvienas girdėjo juos kalbant savo kalba. Nustebę ir sumišę jie klausė, ar šie kalbantys vyrai nėra galiliečiai? Tada kaipgi mes girdime juos savo gimtosiomis kalbomis? Mes partai, medai, elamitai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Pontos ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto ir Libijos regiono prie Kirėnės gyventojai, svečiai iš Romos, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, mes visi girdime juos skelbiant nuostabius Dievo darbus mūsų pačių kalbomis. Visi buvo labai nustebę ir nesuprasdami, kas vyksta, klausė, ką tai reiškia. Bet kiti tyčiojosi, sakydami, jie prisigėrė naujo vyno. Vienas iš sudėtingiausių krikščioniško gyvenimo aspektų yra išmokti laukti. Žmogiškoji prigimtis priešinasi laukimui, ypač kai lūkesčiai dideli ir pažadai jau duoti. Dažnai mums sunku ne tik pats laukimas, bet ir baimė, kad tai, ko laukiame, gali niekada neįvykti. Ši įtampa tarp pažado ir jo išsipildymo nėra nauja. Ji giliai įsišaknijusi Dievo tautos patirtyje visoje šventame rašte. Po to, kai Jėzus Kristus pakilo į dangų, jo mokiniai atsidūrė būtent tokioje situacijoje. Jie buvo gavę pažadą, jiems bus suteikta galia iš aukštybių, kai ant jų nusileis šventoji dvasia. Tačiau jiems nebuvo pasakyta, kada tai vyks. Vietoj to jiems buvo įsakyta grįžti į Jeruzalę ir laukti. Šis įsakymas laukti yra reikšmingas. Mokiniai buvo liudininkai Kristaus prisikėlimo. Jie suprato, kokia svarbi yra žinia, kurią jie nešė. Natūralu, kad jie galėjo iškart išbėgti skelbti Evangelijos. Bet Kristus to neleido. Jis aiškiai parodė, kad jų misijos neįmanoma įvykdyti vien žmogiškų entuziazmų ar pastangomis. Prieš imdamiesi veiksmų jiems reikėjo dieviškosios galios. Laukdami mokiniai neliko be veiklos. Jie susirinkdavo kartu, melsdavosi ir vienas kitą palaikydavo. Jų laukimas nebuvo pasyvus, bet aktyvus, pažymėtas vienybės, priklausomybės ir tikėjimo. Tai atskleidžia svarbią tiesą. Laukimas
Dievo nėra neveiklumas, bet pasiruošimas. Pažado išsipildymas įvyko Pentekostės dieną. Ši diena jau ir taip reikšminga žydų kalendorijoje, kaip derliaus ir padėkos šventė. Dabar tapo lemiamu momentu išganymo istorijoje. Staiga, be jokio perspėjimo, iš dangaus pasigirdo garsas, tarsi galingas šėlstantis vėjas, užpildęs visą namą, kuriame buvo susirinkę mokiniai. Po to sekė matomas apreiškimas – ugnies liežuviai, nusileidę ant kiekvieno iš jų. Šie ženklai nebuvo atsitiktiniai ar beprasmiai. Šventajame rašte vėjas ir ugnis yra giliai simboliniai. Vėjas simbolizuoja Dievo dvasią, galingą, nematomą ir visagalę. Kaip vėjo negalima kontroliuoti ar nuspėti, taip ir dvasios veikimas yra už žmogaus kontrolės ribų. Ugnis, kita vertus, simbolizuoja tiek apšvietimą, tiek aistrą. Ji suteikia šviesą, atskleidžia tiesą ir skleidžia šilumą, simbolizuojančią uolumą ir atsidavimą. Kartu šie ženklai skelbia dieviškosios jėgos atėjimą, patį Dievą, ateinantį gyventi tarp savo tautos. Tuo metu mokiniai buvo pripildyti šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis. Šis stebuklas leido žmonėms iš daugelio tautų išgirsti Dievo žinią savo gimtąja kalba. Evangelija, anksčiau buvusi ribota geografiškai ir kultūriškai, dabar ėmė plisti į visą pasaulį. Pentekostė žymi bažnyčios pasaulinės misijos pradžią. Tačiau Pentekostės reikšmė siekia toli už to vienintelio istorijos momento ribų. Tai ne tik pavienis įvykis, bet ir visų laikų bažnyčią apibūdinanti realybė, kaip ir kryžiaus bei prisikėlimo pasekmės tebėra aktualios šiandienos tikintiesiems, taip ir Pentekostės suteikta galia tęsė savo veiklą bažnyčios gyvenime. Šventoji dvasia buvo duota ne tik tiems, kurie buvo viršutiniame kambaryje, bet ir visiems, kurie priklauso Kristui. Tai turi gilią reikšmę. Tai reiškia, kad krikščioniškas gyvenimas neturi būti šaltas, pasyvus ar vien intelektualus. Jis turi būti gyvas, įkvėptas dvasios, apšviestas tiesos ir pažymėtas gilia, augančia aistra Dievui. Dvasia ne tik apšviečia protą, ji keičia širdį. Galiausiai sekminės mums moko, kad Dievas išpildo savo pažadus, bet daro tai savo laiku ir savo būdu. Mokiniai turėjo laukti, pasitikėti ir ruoštis. O kai atėjo tas momentas, Dievas veikė su nepaprasta jėga. Mums skirta pamoka yra aiški. Prieš Dievui veikiant per mus, jis veikia mumyse. Prieš ateinant jėgai yra laukimas. O kai dvasia veikia, ji atneša ne tik jėgą, bet ir gyvenimą, šviesą bei tvirtą permainą mūsų asmenybėse. Dėkoju jums už klausimą ir jeigu turite klausimų, prašau parašykite ir mes bandysime jums atsakyti į jūsų klausimus
ir toliau skaitykite Bibliją patys savo laiku. Ir jeigu kokių kitų klausimų turite, galite irgi mūsų klausti ir mes vėlgi bandysime jums atsakyti juos.